Mielą seniūnę, mėly Vilkijos seniūnaičiai, matau galiausiai aktyvų šitos bendruomenės žmonės, labai džiaugiamės matydami jūs. Ir manau, kad šiandien ne vienas persikėlė pirmą kartą per Nemuną vieninteliu veikiančiu keltu, jau dabar technikos paveldu, kurį vairuoja kapitonas Kadaravičius. Iš tikro unikalus darinys technikos, kuriam reikalinga parama, ir aš noriu vilkiečius patikinti, kad artimiausioje ateityje mes bandysime svarstyti tą klausimą, padėti, kad ta technika veiktų patikimiau, būtų estetinis vaizdas geresnis, ir tokį unikalų, stebuklą turėtume. Taip norėtume iš tikro pasidžiaugti ir padėkoti vilkiečiams už gražias iniciatyvas. Tai, kas vyksta čia, tai tarp kitko, respublikinio regioninio lygio vieta, miestas, kuri organizuoja paplūdimio tinklinio konkursus, kur taurės, sakykime, maždaug europinio lygio, ir sukviečia dešimtis čia komandų, kurios varžosi būtent šitame paplūdimyje. Kartais jį nuplukdo Nemunas, tai jie antiek, sakykime, užsispyrę vėl atstato. Ir šičia taip leidžia laisvalaikį sportuodami, ilsėdamiesi ir teikdami kitas vandens turizmo paslaugas. Bendrai Vilkija unikalus miestelis, garsus savo istorija, muziejinė veikla, žmonėmis, kurie čia gyvena. Žinoma, kad Vilkija šiandien reikalauja didelių investicijų, naujo požiūrio į šitą miestelį. Ir mūsų tikslas, gerbiamo seniūnė, ir šitos bendruomenės žmonės ir yra. Žygis organizuotas rajono 55 metų jubiliejui. Norėjome ne tik tai pamatyti, bet ir pasikalbėti tiesiogiai su bendruomenės žmonėmis, išdalinti anketas, pakviesti juos į mūsų renginius, kadangi mums ne tas pats, kas vyksta, o darydami norėtume geriausiai išnaudoti lėšas, efektyviai išnaudoti ir padaryti tuos darbus, kurie būtent reikalingi vilkiečiams, zapyškiečiams, kačerginiečiams, tose visose vietovėse rajonų, kadangi jau ši kadencija eina į pabaigą, ruošiami kažkokie bus rinkiminiai pažadai ir darbai ateičiai. Todėl mes norėtume būti tokie, kurie girdime žmonės iš apačios ir norėtume priemonės surašyti tokias, kurios labiausiai atlieptų jų lūkesčius.